Sveiki! Mes esam Klaudijus ir Gintarė. Aš, kaip sako mano kraštuose, kilusi nuo Dzūkijos, o čia tikras Vilnietis. Auginam senjorę katę Luną ir lapę Mūzą. Nors gyvename pačioje Vilniaus širdyje ir dievinam savo senamiesčio dvasia alsuojantį butuką, pirmai progai pasitaikius vis tiek sprunkam kuo toliau nuo civilizacijos. Vasaromis miestą iškeičiam į atokų vienkiemį, kurio neranda net navigacija. Mėgstame lipti į kalnus, ten ir susižadėjome. Kartu esam jau 10 metų ir galvom, kad šiemet gal jau pagaliau susituoksim. Bet vietoj to nusipirkom lūšnelę. Tai dabar mėginsim ją paversti trobele. Kaip mums seksis, žiūrėkite mūsų vlogę. Važiuosim parodyti jiems trobą, ką nusipirko. Čia kelias į mūsų trobelę. Per atlydį gal ne pats logiškiausias sprendimas važiuoti į tokią vietą. Tokia mašina. Bet kai labai nori... Svarbiausia davažiuoti, po to galvosim, kas ištrauks. Aprodysim jums trobelę. Trobelę, kuri kol kas lūšnelė ir yra šiaip žiauriai šlapia. Nes panašu, kad pavasaris prasideda, bent kol kas taip atrodo. Tai kažkaip šnekam su Klaudijum, kad reikėjo botus atsivežti, o ne batukus tokius kažkokius. Čia yra mūsų nauja sena trobelė. Va tokie reikalai. Čia kažką bandysim gražaus padaryti. Klaudijus turi tokį stebuklingą raktą. Parodyk. Tadam! Va, toks keistas reikalas. Čia, aišku, jeigu neturi rakto, galima. Nu, ne. Jūs tik svarbiausia nežinot gerai šitos vietos. Galima taip eiti į vidų trobos. Bet mes kaip civilizuoti žmonės. O, dabar ir neįdėsim. Tuoj. 2 hours later. Nu, rakia. Čia yra tokia važiauriai sena stena. Nasriegis ir kažkaip čia taip įdomiai suki. Ir nieks neatsisuka. Ir nieks nevyks. Ne, gal tada į kitą pusę. Čia vadinasi miestiečiai kaimą. Nu, kažkas čia darosi ir kažkaip ten. O! Na tai ką? Einam į vidų, parodysim. Neišsigask. Tai va, čia yra verandėlė. Iš tikro tie langeliai yra dėl ko mano širdį nupirko šitą trobelę. Čia va yra virtuvė. Virtuvė likęs senas pečius. Krosnis turbūt lietuviškai reikia sakyti. Ir faina, kad jame yra duonkepis. Tai čia šitą mes planuojam palikti.
kaip seksis mums tą padaryti, nes viską reikia restauruoti ir sutvarkyti iš naujo. Ir tada dar yra vienas kambarys. Va, pagrindinis kambarys. Ir tiek tos trobelės. Virtuvėje yra 2 langai. Tai aišku, kažkur reikia suplanuoti tūliką ir dušą. Arba vonę, bet gal greičiau dušą. Čia vat kambarį yra netgi 3 langai. Nu, labai šviesi trobelė. Viskas užrasoja. Va, termometras yra. A, čia yra termometras. Yra lygiai 0 laipsnių. Šitą beje krosnį. Planam griauti ne visą subėgusią. Tai nebesaugosim jau. Skylė stoge. Tai čia praeitą kartą truputį bandėm kažką užlipinti, kad taip nebėgtų. Nu toks jo, čia tie maksimalių išbandymų metas panašu. Taip. Nu, bandom įsiropšti vidų. Nu, ką mes čia turim? O! Va, ir skylutės turim. Kaminas toks įdomesnis. Nu, kaip sakant, aš ne specialistas, bet sakyčiau, jis tiesiai turėtų eiti gal, bet čia matosi, turbūt pagal pečių taip suplanavo jie, kad paprašiau jam buvo tokį jį kreivą iškart padaryti, į skylę suvest, negu kad perdarinėt stogą. Tai va, ir čia dar taip įdomiai, nu kaip šiferis eina, bet čia dar tokiom lentutėm sudėta. Tai ar čia anksčiau buvo tiesiog vien tik lentutėm tas stogas, ar čia jie iškart taip galvojo lentutės ir šiferinti viršaus. Kažkaip įdomesnis toks sprendimas. Na ir čia va, ta didžioji skylė, kur bėga viskas į apačią ties krosnim. Tai kažką čia laikinai pabandysim užmesti tam kartui, nes nu vis tiek ar taip lupsis čia visas tas stogas keisis čia ir jisai visas keisis, ta konstrukcija lyg atrodo tokia pagrindinė pusė velnio, bet aišku nusiardys bus matyt, bet greičiausiai čia reiks dar ir sustiprinti ją. Visur čia skylutės, kur pažiūrėsi. Kaip sako, viso geros skylutės. Tai čia atvirkštinis variantas. Labą dieną, skylutės. Einam, bandysiu aš dabar truputėlį pasivaikščioti aplinkui. Tai trobelės privalumai, kuriuos mes pamatėm. Tai visų pirma, kad Klaudija sako, kad gal yra neblogas rąsto stovis, bet iš tikrųjų mes iki galo to nežinom ir tai pamatysim, kai pradėsim lupti visas sienas. Tu kurme. Čia reiškia, skylė, kad pagedins. Antras dalykas, name yra elektra. Va, labai faina šitą man lemputę. Praeitą kartą fotkinau. Lemba biški bijau. Tai kas blogiausia bus nutrenkt? Nu tai čia jau gan. Šoksiu viską. Neveikia šitą, Klaudija. Trečias dalykas yra šulinys ir naisim aš parodysiu iki to šurnio. Jis čia uždengtas, nežinau, gal parodys, bet vandens jame yra. Toks tas turas ir mes keliausim darbuotis. Dabar einam padarysim, kad tebūnė šviesa. Čia tokie šiuolaikiški nauji saugikliai vadinasi. Čia jeigu vagis nori ateiti, išsisukai, parsivežė į Vilnių, viskas elektros nebus. O šiaip tai jo, džiaugiamės, kad čia yra elektra.
nėra. Taram. Oh my god. Pažiūrėk, pelės sudžiūvus. O kas čia? Šiaip popierius kažkoks užkištas, va ta. Ne, čia gyvūnas. Nu tai ir čia gyvūnas tai. Tikrai? Ne, pažiūrėk, turi kojytėsgi. Kokios kojytės? Kur jis tau išlyg? Kur kojytės? Nu, kurios vietos? Čia veilokas. Kojytė tu. Kaimietė. Parodyk man filmuok, sakyk, va, įsigandau pelės, koks tas pasirodo. Tikrai galvojau, kad pelė. Nu, pažiūrėkit, tikrai kaip pelytė atrodo. Pridžiūvus. O čia yra tiesiog kažkoks vatos gabalas. Nu, va, pamatysim, ar yra. Nes dar nematėm grindų. Tai kas iš to kilimo slepiasi. Klaudijai netaip šlykšti kažkaip. Bandom pradėti nešti daiktus. Čia yra toks sandėliukas. Jis aišku visas kiauras. Bet ką čia nešim, tai nelabai norim saugoti. Tiesiog kol kas, iki kol galėsim jį išvežti į atliekų surinkimo aikšteles. Nu ir va, yra daug fui kaip šlykštų. Va. Paco kažkokia kaukolė, va. Su dantim. Nu labai šlykštų, eina šikt. Gal visgi aš ir netokia kaimietė, kaip pagalvoju. Čia Klaudijus maždaug taip tvarkosi. Štai. Sveiki. Kodėl nedirbat? Einam lupt. Ai, nepasiėmėm pirštinių pana. Bet tokį šildytuvą turim. Klaudija. Ką? Einam. Man tai žiauriai baisios tos rozetės yra. Aš bijau įjungti bet ką į jas. Bet ką. Nu durnas. Nu žiauriai įsigandau. Jaučiu dar negartai įsigas ir atsiras ne vienas toks, o du pas mane. Nu, bet tu pokštininkas, klausyk. Aš ne tą pusę filmuoju. Atverčiu kamerą. Nėra? Tai tik vienas palaidas. Nebėda. O, elektros atakas. Juokauji. Ne, įvykda. Ką? Įvynimą tam. Tai žiežis babu, ne? Nu, ar tu baigsi? Nu rimtaigi žiežis babu. Tu kurmi. Čia reiškia, Skylė. kad pagedęs. Po realiai pirmos tokios darbų dienos, nes prieš tai nelabai ką čia buvom darę. Rezultatas išsinešėm visokius rakandus senus, kuriuos reiks išvežti. Ir norėjom pažiūrėti, kaip balkiai atrodo. Po langais, po vienu langu va virtuvės, tai tragedija. Kitur atrodo, kad pakenčiamai.
Tai pamatysim, kai daugiau nulupsim. Pirminis vaizdas, kad yra kelios tokios baisios silpnos vietos, o po to matysim. Ir peršlapau visas kojas. Tai noriu tiesiog į karštą dušą. Nu ką, šiandien atvykau vienas pasidarbuoti, nes brangioji mano apsirgo šiek tiek. Tai ką, kimbam į darbus. Šios dienos planas būtų šitas vat sienas kažkaip, kurias pradėjom baigti griaut, pasižiūrėti, koks stovis šitų visų rastų. Nu, bus matyti, jeigu gerai seksis, gal net ir pavyks visą šitą kambarį taip apgriauti. Na, žinot, pati pradžia, maksimalizmas 2000. Tai va, tai tik tai sakau, dabar labai gaila, kad nepasiėmiau tos kaukės nuo dulkių. Tai nežinau, manau, kad improvizuosim. Kažkaip, va taip, va, darysim. Nu, vis geriau negu nieko, aš manau. Jeigu jums patiko mūsų nuotykiai lūšneliai, spauskit like. O jeigu norite toliau pamatyti, kaip lūšnelė virs trobele, tai subscribinkit ir komentaruose taip pat galit parašyti, kas jums būtų įdomu, gal turit kažkokių klausimų, gal norėtumėt, kad mes kažką jums parodytumėm iš viso šito proceso, tai parašykit savo mintis, idėjas, pageidavimus ir mes į visą tai pabandysime atsakyti kitose serijose. O kol kas iki. Iki.